Labas vakaras visiems, dar palaukti siūlau minutę ar dvi, kad visi puikiai čia susirinktų ir tada pradėsime. Sveiki. 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 Labas vakaras. Labai ačiū, kad visi gausiai renkatės. Labai svarbu ir rimtom temom sunku sukviesti žmonės, tai labai džiaugiuosi. Palaukime dar minutę kitą ir pradėsime. Tai gal tada aš trumpai pradėsiu vis tiek pristatyti trumpai projektą ir kas mes tokie ir kas čia vyksta ir tada kas vėluoja prisijungs. Tai prisistatau aš Jovita Šilanskienė ir šiandien atstovauju Strasbūro Lietuvių sąjungą. Ir galbūt jau girdėjote, kad vykdome projektą prekybos žmonėmis prevencija Prancūzijos lietuvių diasporoje. Ir šio projekto tikslas tai sukurti efektyvią ir novatorišką prevenciją kompaniją, kovojant su prekyba žmonėmis, žmonių išnaudojimu ir šviesti lietuvių diasporą, nesvarbu kur bebūtų. Todėl šiandien labai džiugu, kad matome skirtingų asociacijų ir bendruomenių atstovus, taip pat jaunimą, kas yra labai svarbu. Norėčiau paminėti, kad projektą finansuoja Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija ir šiandien ypatinga diena, spalio 18, pasirinkta ne veltui, nes tai yra Europos Sąjungos kovos su prekyba žmonėmis diena. Tai mes esame įsitikinę, kad žinojimas apsaugo ir padeda geriau suprasti aukas bei suteikti reikiamą pagalbą laiku. Ir dažnai manome, kad visa tai vyksta kažkur toli, ne aplink mus, toli kitose šalyse. Turiu nuliūdinti, kad taip nėra, tai vyksta visur ir visokiamis priemonėmis. Ir pandemijos pasekmės, karas Ukrainoje, dabar vykstantis Izraelio ir Palestinos konfliktas, ekologinės ir politinės krizės stipriai įtakoja prekybos žmonėmis bei žmonių išnaudojimo situaciją. Todėl apie tai svarbu kalbėti ir norim laužyti tabu ir įtraukti visus, kalbėti šią temą, viešinti informaciją. Ir šiandien manau, kad aš kalbėsiu trumpai. Turime čia viešnių ir pirmai leisiu pasisakyti tai Ernestai, kuri papasakos savo istoriją ir
kuri galiu pasakyti, kad nėra tokia bloga, kaip baigėsi kitoms aukoms, kurie nenori kalbėti. Labai sunku Jurgita čia paantris prakalbinti ir viešai žmonės dažniausiai bijo kalbėti, todėl mes dažnai neišgirstame tų istorijų. Tai kviečiu Ernestą Kunčinskienę papasakoti savo istoriją ir sveiki visi, kas prisijungėte. Labas vakaras, girdit mane. Tai iš tikrųjų mokiausi mokykloje sustiprintą prancūzų kalbą ir kaip ir daugelis iš mūsų mokyklos mokinių važiavau į Prancūziją padirbėti vasarai auklyte tam, kad geriau išmokčiau tą prancūzų kalbą. Tai man buvo tuo metu 17 metų, buvo vasaros atostogos tarp 11 ir 12 klasės. Važiavau į Prancūziją autobusu. Ir tie žmonės, kurie mane turėjo pasiimti, jie turėjo tikslų adresą ir tikslę valandą žinojo, kada aš būsiu Prancūzijoje, Paryžiuje. Aš atvažiavau, išlipau iš autobuso, visi žmonės išsiskirstė, o aš likau viena stovėti gatvėje. Autobusas sustojo tokiam skersgatvyje, kur tiesiog siaura gatvelė. Ir 2 ilgi aukšti namai iš vienos ir iš kitos pusės, tiesiog nieko daugiau nemačiau, nelabai gal man ten buvo ir įdomu, tiesiog laukiau, kada mane ateis greičiau pasiimti, pasitikti kažkas, bet aš laukiau ir artėjo vakaras ir manęs taip ir nieks neatėjo pasiimti. Svarbu turbūt buvo tai, kad mano telefonas neveikė Prancūzijoje, nes tas roamingas neįsijungė, kažkas ten atsitiko ir aš negalėjau niekam prisiskambinti. Ir prie manęs priėjo vyras. Vienas vyras, jis sako, ką tu čia veiki, ko tu čia stovi, vakaras. Sekmadienis, sakau, aš laukiu, mane turi ateiti pasiimti. Jis sako, niekas tavęs neateis pasiimti, nes jau sekmadienis, vakaras ir tiesiog nebevažiuoja metro, neateis. Aš sakau, negali būti, mane tikrai ateis pasiimti ir aš lauksiu. Sako, tai aš galiu palaukti kartu su tavim ir kai tavęs neateis pasiimti, tai tada galėsi eiti pas mane, jeigu nori, arba likti gatvėje nakvoti. Ir aš jo paprašiau, kad mes kartu palauktume, neprisimenu, gal 2 valandas, jis sutiko ir mes laukiam tas 2 valandas. Jau aš buvau pralaukus gal 3 valandas iki to laiko, aišku, kol jis iki manęs priėjo. Ir jis sutiko, mes pralaukiam tas 2 valandas ir niekas taip ir manęs neatėjo pasitikti. Ir aš jau atrodė, kad aš tiesiog neturiu kito pasirinkimo, arba keliauti su juo pas jį namus, arba likti gatvėj. Gatvėj tuo metu jau tikrai vaikščiojo tokių neaiškių žmonių, kur tikrai atrodė labai nesaugu ir saugesnis variantas eiti su juo. Mes ilgai važiavom iki jo namų, ten 4 transporto priemonėmis, kol pakliuvom. Ir prie jo namų jis man pasakė, kad yra taksofonas ir jisai man leis paskambinti mamai į Lietuvą. Tai mes buvom prie jo namų gal 3 ar 4 valandą nakties. Aš paskambinau savo mamai ir jinai sako, neverk, Ernesta, viskas gerai, rytoj tavo telefonas veiks. Sakau, ne, mama, manęs nieks nepasiėmė. Aš kažkur gatvėje su nepažįstamu vyru prie jo namų ir ruošiuosi eiti pas jį dabar į namus. Ir sakau, tu greičiau kažkaip susisiek su tai žmonėmis, kurie mane turėjo pasiimti Prancūzijoje. Išsiaiškink situaciją ir artimiausio autobuso aš noriu grįžti į Lietuvą, aš jau čia būti daugiau nebenoriu, jau nedirbsiu, nereikia. Ir tiesiog mes baigėm tai pokalbį, aš nuėjau pas tą vyrą į namus. Jis gyveno bendrabutyje, mes užėjom į kambarį, tas kambarys mažytis, visai mažas kambariukas. Ir jame yra ten tik tai spinta ir tokia platesnė lova, dvigulė lova. Ir supratau, kad jau man reikės su juo miegoti toj lovoj. Aš paklausiau, kur tualetas, nuėjau į tualetą, grįžau į tą kambarį, sakau, aš noriu persirengti, tai vėl einu į tualetą, nuėjau aš į tą tualetą, nusinešiau rūbus, persirengiau, nežinau kiek laiko, tiesiog stovėjau tam tualete, kad negrįžtų kuo ilgiau į tą kambarį.
Prabuvau kažkiek laiko, bet jau suprantu, kad kitaip nebus, man vis tiek teks ten pareiti. Grįžau į tą kambarį, jis jau manęs laukia nuogas. Sako, nusirenk, gulk į lovą, sakau, ne, aš miegosiu su drabužiais. Aš atsiguliau į lovą ir, aišku, jis pradėjo mane liest. Aš pasakiau, kad aš nenoriu, negaliu, aš galvojau, kad jūs man padėsit, aš pavargus, aš noriu pailsėti ir taip toliau, bet jis vis tiek, aišku, prie manęs, mane lietė, mane norėjo bučiuoti. Tuo metu jis kalbėjo, kaip jis mane įsimylėjo, kokia aš graži, kaip jis nori mane vesti, kad aš iš ryto paskambinsiu mamai, kad jau nebegrįžtu į Lietuvą, kad lieku Prancūzijoje. Aš sakau, negaliu, man 17 metų, aš einu į mokyklą, jis sakė, čia yra daug mokyklų, tu pabaigsi mokyklą čia. Ir, žodžiu, kokias tu turi laisvas dienas čia Prancūzijoje, kaip tu dirbsi, tai kiek aš turėjau tų laisvų dienų turėti, tai aš prižadėjau, kad aš, aišku, tas laisvas dienas leisiu su juo. Ir, žodžiu, jis ką padarė man, kas turbūt buvo toks jau didžiausias tas smurtas, tai jis paėmė mano ranką ir užsidėjo savo ant lytinio organo ir parodė, kaip man reikėtų tai daryti. Bet aš toliau prašiau ir sakiau, kad aš nenoriu, aš noriu pailsėti, aš galvojau, kad jūs man padėsit. Jis užpyko ant manęs, užsisuko ir aš užmigau turbūt per 2 sekundės irgi užsisukus. Ir aišku, aš ryte prabudau vėl nuo jo prisilietimų, ne nuo žadintuvo, tai iš pradžių apsimečiau, kad miegu, kad tiesiog galvojau, gal jis nustos, bet kai jau supratau, kad jau kitaip nebus, tai aš tada pradėjau ražyti, sakau, labas rytas, kiek valandų, aš aišku išlipau iš lovos, nes noriu į tualetą ir vėl praleidau tam tualete nežinau kiek laiko, grįžau atgal į kambarį, jis aišku buvo labai piktas, labai nepatenkintas, bet šiaip ne taip praėjo, išlaukėm tas kelias valandas iki traukinio ir mes išėjom abudu į tą traukinių stotį, nuvažiavom į Paryžių, aš visą kelią jam, kaip čia pasakyti, visą kelią jį įtikinėjau, kad mes bendrausim, kad aš sugrįšiu, kad aš kiekvieną tą laisvą dieną būsiu kartu su juo, kad aš gal net ir liksiu Prancūzijoje gyventi ir aš labai bijojau, aišku, kad jisai mane parduos, nes aš supratau, kad čia man dar labai gerai praėjo ta naktis, bet neaišku, ar aš tikrai pateksiu į tą Paryžių ir pateksiu pas tuos žmonės, kuriuos turėjau patekti. Bet kai viską prižadėjau, daviau jam savo numerį, pakeitus vieną skaičių, pasiėmiau jo numerį, ir jis mane atvežė į Paryžių ir susiskambino jis pats su tais žmonėmis, kurie turėjo mane paimti ir tiesiog atidavė jiems, pristatė ir daugiau aš aišku su juo jokio kontakto neturėjau, nes mano numeris buvo netikras, o jis skambino keletą kartų tai moteriai, kol aš buvau Prancūzijoje, klausė, kaip man sekasi, kaip aš gyvenu, ar aš vis dar Prancūzijoje esu, ar dar negrįžau į Lietuvą. Ir tokia ta mano istorija. Ačiū, Ernestai, už istoriją. Ir praėjus, manau, kad tiek daug metų praėjus, tai skamba tarytum toks serialo epizodas, bet reikėtų įsivaizduoti, kaip turi jaustis jauna nepilnametė mergina tokioj situacijoje. Ir dažnai klausant iš šono atrodo labai paprasta, gali pabėgti, gali šaukti, bet daugelis aukų tiesiog sustingsta, nežino, ką daryti ir netgi dabar čia girdėjome taksofonai ir taip toliau, tai sugrįžtame 18 metų atgal, bet net ir dabar turime atvejų, kaip prieš savaitę su trupučiu dingo mergina ir telefonai nepadėjo, telefonas dingo ir merginos nebėra. Ir tokių bylų yra daug ir pasidalino su manimi ir kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimų centro vadovė, informacija slegia ir
ir paskui, jei liks laiko, būtinai galėsim pasidalinti daugiau į detalės. Bet dabar norėčiau pakviesti mūsų viešnią Jurgitą. Tai trumpai pristatysiu, tai lygių teisių ir smurto prieš moteris specialistė ir su 25 metų gal ir daugiau patirtimi šiose srityse ir buvusi moterų informacijos centro vadovė, dirbo 12 metų Europos lygių teisių institucija ir norėčiau tik tais pasakyti, kad visų pokalbio metu galite rašyti klausimus ir taip paskatinsime diskusiją ir galbūt atversime naujas temas. Tai kviečiu Jurgitą pasisakyti. Ačiū labai ir labas vakaras iš lietingo Vilniaus. Ir pirmiausia, tai noriu padėkoti Ernestai už tai, kad pasidalino savo patirtim ir savo istoriją, nes iš tikrųjų žmonės nelinkę tokiom patirtim dalintis. Ir iš tikrųjų jum gerai baigėsi, ar ne, ta istorija. Turbūt dabar, kai pagalvojate, irgi šiurpuliukai kūnu nueina turbūt nuo tų prisiminimų. Tai ne visiems tai pasiseka, ne visiems taip susiklosto ta situacija. Tai kaip Jolita ir minėjo, šiandien techniniai nesklandumai, nepersijungia mano skaidrės, bet aš norėjau pasakyti, tai iš tikrųjų šiandien ta ES diena prieš prekybą žmonėmis, bet jinai pradėtas nešvęsti, o tiesiog žymėti ir būti minima labai neseniai, tik 2007 metais. O iki tol yra kita diena, pasaulinė kovos su prekyba žmonėmis diena ir jau daugiau metų ir dešimtmečių jinai pažymima. Lietuvoje realiai aš galiu pasakyti, kad aš buvau viena iš pirmųjų Lietuvoje, kurie pradėjo kalbėti apie prekybą žmonėmis ir tas buvo, turbūt aš bandžiau vakar pagalvoti ir tiksliai jau metų nebeatsimenu, bet turbūt apie 2000 metus, kai turbūt šiaurės šalių specialistai pradėjo sakyti, kad yra problema, kad iš Baltijos šalių, tame tarpe ir iš Lietuvos, verbuojami, apgaunami, vežami žmonės ir taip toliau. Tai tuo metu daugam ta problema buvo iš viso nesuvokiama, kas tai yra ta prekyba žmonėmis ir kas čia per tą prekybą žmonėmis. Vakar, aš manau, kad per tuos kelis dešimtmečius turbūt pirmą kartą aš mačiau, kad ne nevyriausybinės organizacijos, o valstybinės institucijos, vidaus reikalų ministerija organizavo konferenciją ir spaudos konferenciją ir taip toliau. Tai tam reikėjo dešimtmečių, kad ta problema būtų pripažinta ir Lietuvoje. Ir iš tikrųjų į tas pinkles tai gali patekti kiekvienas. Ir nesvarbu, nei koks mūsų išsilavinimas, nei kokias mes kalbas mokam. Bet jeigu mes esam pažeidžiami, tai mumis tikrai ir atras galimybę pasinaudoti. Aš čia dar ir leidžiu dalyvius, tai kartais. Tai kokie, kaip pasakyti, patys tokie svarbiausi, kaip pasireiškia tie asmens išnaudojimai. Tai toks dažniausias būdas yra, kad paimamas asmens dokumentas ir sakoma, kam tau reikia, tau nereikia, mes tau padėsim, neturėk tu jo ir taip toliau. Tai pats svarbiausias patarimas, ką mes irgi sakom jaunimui, kad realiai ką reikėtų daryti, tai niekada neatiduoti savo asmens dokumento kažkam kitam. Nes čia yra pats pirmas toks, pati pirma lemputė, pats pirmas skambutis, kad kažkas yra negerai, jeigu tau sako, duok man savo pasą arba asmens dokumentą, kortelę ir taip toliau. Tai tas yra labai, labai populiaru ir dar dabar,
Tai Lietuva tik įstojo į Europos Sąjungą, tai buvo labai iš viso populiaru, tos fiktyvios santuokos ir dokumentai buvo padirbinėjami. Dabar irgi yra, vėliau papasakosiu, kur dar irgi latvės labai smarkiai išnaudojamos dėl to. Daug yra prižadama, paprasčiausiai suviliojama geresniu gyvenimu, šiltesniu, jaukesniu, gražesniu, ypatingai vaikai iš tokių šeimų, nepilnų šeimų arba kur galbūt disfunkcinės yra šeimos. Tokie vaikai labai lengvai ir jaunuoliai pasiduoda tam pažadui geresnio gyvenimo. Tai iš tikrųjų yra labai daug pažeidžiamų asmenų ir nepaisant to, kad tikrai tas gyvenimo lygis Lietuvoje irgi žymiai aukštesnis negu buvo prieš kelis dešimtmečius, ta prekyba žmonėmis yra nenutrūkusi. Ir jeigu anksčiau Lietuva buvo daugiau ta vadinama kilmės šalis ir tranzito šalis, vienu metu jau kažkaip jau buvo labiau tranzito šalis. Bet dabar tai yra visos trys rūšys: ir kilmės, ir tranzito, ir taip pat ta šalis, kurioje yra išnaudojami žmonės, ypatingai ir iš Ukrainos, ir iš Baltarusijos, ir iš kitų šalių. Tai visus tris pavojus Lietuva sudaro sąlygą žmonėms. Ir realiai kitas tas išnaudojimas gali būti, kad darbas be darbo užmokesčio, be jokio užmokesčio. Irgi ir Lietuvoje buvo čia tokių garsesnių istorijų, kai ukrainiečiam dirbantiem, ir ne tik ukrainiečiam, ir kitų tautybių žmonėm dirbantiem tiek statybose, tiek dirbantiem vairuotojam būdavo nemokamas darbo užmokestis. Bendravimo apribojimų, telefono atėmimų, izoliavimų nuo kitų asmenų. Ernestai pasisekė, jai leido net mamai paskambinti, ne? Tai toks kaip ir saugesnis variantas, bet iš tikrųjų labai dažnai atima pasą, atima telefoną, atima kontaktus ir prigrasina. Psichologinis smurtas tai visada, bet būna ir fizinis smurtas labai dažnai ir seksualinė prievarta, grasina susidoroti su artimaisiais, ypatingai tas labai paplitę, jeigu jau taip atsitinka, kad pavyksta žmogui išsivaduoti iš tos vergovės, tai tada vis tiek tie prekyviai žmonėmis susiranda jau grįžusi namo arba į savo šalį ir tada grasina, kad mes pakenksim tavo artimiesiam, arba mes ten tada pavoksim tavo sesę arba brolį ir taip toliau ir taip toliau. Tai tas spaudimas ir šantažas yra labai labai didelis. Be abejo, skolos atidirbinėjimas, jie visada už viską skolingi, už maistą skolingi, už nakvynę skolingi, už bet ką, už bet kokią smulkmeną jie visada skolingi ir jie visada skoloja ir niekada pasiektų prekyvių žmonėmis niekada neuždirba tiek, kad tas skolas atiduotų. Tai tas irgi labai, labai populiaru. Na ir aišku, kadangi dažnai būna, kad žmonės arba nemoka kalbos, o jeigu ir moka kalbą, tai nelabai gerai žino vietos šalies įstatymus, tai irgi apie tai meluojama, prigąsdinama ir policija, ir kitom tarnybom ir taip toliau, kad praneš ir įskūs, kad kažką blogai padarė, o ypatingai jeigu žmogų išnaudoja tokiam darbam, nusikaltimam, kaip vagystės, plėšimai arba elgetavimas, tai dar prigąsdina ir tuo, kad bus įkaltas, pasodins į kalėjimą, nuteis ir taip toliau ir taip toliau. Tai šiek tiek statistikos. Čia senesnių metų, 17-18 metų, kad Europos Sąjungoje apie 14 000 aukų. Bet labai daug tų aukų yra būtent iš rytų Europos šalių, iš Europos Sąjungos rytinių valstybių, tame tarpe ir Lietuvos. Ir čia matom, kad iš visų tų aukų 70% aukų yra moteris. Tas žodis auka, angliškai tai yra ir survivor, jo tas, kuris, kaip pasakyti, ne victim, o survivor. Tai Lietuvoje mes irgi bandom labiau gal dabar naudotą terminą nukentėjęs negu kad auka, nes auka toks irgi uždeda tam tikrą stigmą žmogui. Tai ir
60% yra seksualinio išnaudojimo aukos. Didžioji dauguma moterų, tai ypatingai jos yra būtent prekyba žmonėmis seksualinio išnaudojimo tikslais. Ir prekyba organais, ir vergiškas darbas, ir neteisėtas įvaikinimas, viskas vyksta šalia mūsų ir daug dažniau negu mes galvom, kad tai vyksta. Ir turbūt jau spėjot paskaityti, kad labai daug vaikų ir daugiausia mergaitės sudaro tų nukentėjusių skaičių. O čia šiek tiek jau naujesni duomenys, vėlgi ten buvo 14 000, čia šiek tiek mažiau, bet reikia nepamiršti, kad 20-ieji metai jau buvo pandemijos metai, ribotas judėjimas ir taip toliau, tai tas irgi galbūt šiek tiek apribojo tas galimybės prekiauti žmonėmis. Moterų šiek tiek sumažėjo, padaugėjo vyrų nukentėjusių nuo prekybos žmonėmis, bet vyrai daugiau dėl prekybos žmonėmis darbo tikslais, o moteris dėl seksualinio išnaudojimo. Čia absoliuti dauguma, didžioji dauguma ir tai ta statistika nesikeičia. Ir vėlgi tų aukų didelę dalį sudaro nepilnamečiai. Ir nepilnamečiai šiemet Lietuvoje yra atvejis, kai pagalba yra teikiama 5 metų vaikui. Tai jau kalbam, kai nepilnamečius, tai ne apie 17 metų, kaip Ernesta buvo, bet kalba net eina apie 5 metų vaiką. Ir iš tikrųjų dažnai tuos nepilnamečius parduoda rytų šalyse kažkur tradiciškai, kažkaip stereotipiškai manančių, bet ir pas mus artimieji, patys artimiausios žmonės. Tai yra tokie dalykai šalia mūsų. Ne visada mes matom ir gal kažkaip atpažįstam tokius dalykus. Čia šiek tiek statistikos Lietuvoje. Iki šių metų ta statistika, grupavimas, tos rinkimas statistikos šiek tiek skiriasi, nes kaip matot, jeigu matot kairiai pusiai, įvairios išnaudojimo formos buvo vienaip skaičiuojamos, o nuo šiemet jos yra jau skirtos kitaip. Ir jau per 9 mėnesius šiemet yra nustatyta daugiau nukentėjusių negu pernai, bet vėl reikia nepamiršti, kad tie, kurie patenka į statistiką, tai yra tik tai tie, kurie ištrūksta iš tos vergovės ir kurie kreipiasi pagalbos, nes yra kas ištrūksta ir nesikreipia pagalbos ir niekam nesako dėl gėdos, dėl stigmos, dėl išgyvenimų, o čia arba tie, kur buvo išnarplioti prekeivių tinklai, arba tie žmonės, kurie kreipiasi. Tai irgi matot, seksualiniais tikslais didžioji dauguma ir moterų, kaip ir anksčiau sakiau, ir priverstinis darbas, arba nemokamai ir taip toliau. Organų donorystei irgi Lietuvoje atvejis. Moteris išvažiavo į kitą šalį pasidaryti plastinę operaciją, grįžo, kad blogai su sveikata, nuėjo pas daktarus, padarė tyrimus, išpjautas vienas vidaus organas, net nežinojo. Tai irgi ta prekyba organais yra labai populiarus irgi tikslas, kodėl yra prekiaujama ir išnaudojama žmonėms. Nes turbūt irgi esat girdėję, kad prekyba žmonėmis savo pelningumu lyginama su prekyba ginklais ir prekyba narkotikais. Nes yra manoma, kad vien per metus ir vien tik seksualiniam tikslam prekeiviai žmonėm uždirba apie 14 milijardų dolerių. Tai sumos tikrai didelės. Ir Lietuvoje, sakiau, tas 5-metis, mažametis pats jauniausias, bet labai nemažai išnaudojama būtent jaunų mergaičių, kurios arba išvyksta kitur, arba gyvena be tėvų. Labai yra pasinaudojama ir išnaudojamos ir tos, ir tie, kurie gyvena globos namuose, kurie neturi artimųjų, dažnai turi menkus socialinius įgūdžius, socialinius tinklus ribotus ir
irgi čia prieš porą dešimtmečių pamenu vieną merginą, jinai buvo seksualiniais tikslais išnaudojama iš globos namų, be artimųjų, smulkutė, mažutė, ir pavyko ją ištraukti organizacijom, kurios su tuo dirba, ir jinai jau buvo nėščia. Nu ir buvo apgyvendinta, kaip čia, šelterį, krizių centre, lietuviškai, taip, ir vis tiek, ją ten globojo, ir jai padėjo, ir jai visaip moko, ir vis tiek jinai vienu metu dingo savaitę, po to grįžta, nu, man paskambino vienas vairuotojas tolimų reisų, nu, ir aš vėl, sako, ten buvau, man šilta, man valgių duoda, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai yra visokių istorijų, visokių skaudžių istorijų, ir tiesiog žmonės kitą kartą ir netiki tuo geresniu gyvenimu, ir dėl to jie labai yra pažeidžiami. Prižada aukso kalnus ir po to nieko neįvyksta tie aukso pažadai. Tai ikiteisminių tyrimų irgi vyksta Lietuvoje, ir nuteistų yra, bet žinoma, čia tik viršūnė visos tos problematikos, ir tokių nusikaltimų labai daug. Aš pamenu, kaip irgi prieš keli, sakau, kai ta problema dar buvo Lietuvoje tokia nelabai žinoma, vieną kartą skambina iš Islandijos, sako, čia iš oro uosto, Islandijoje, Reikjaviko oro uosto, pasienio tarnyba ir taip toliau, sako, mes čia sulaikėm vieną merginą iš Lietuvos, gal jūs galit padėti. Tvarkoj, bet, tai daug, ta prasme, aš nepažįstu jo, mes nepažįstam tos merginos, sako, mums sukėlė įtarimą, kad gali jinai būti būtent prekeivių žmonėmis išnaudojama, todėl, kad turi labai nedaug drabužių ir nekalba kalbos. Ir man pasakė vardą pavardę, kas nieko nesako, ir pasakė, iš kur jinai yra kilus. Ir tada aš jiems, ir nežinai, ir jie nežino tos situacijos, kaip į tą situaciją įvertinti, ir aš nežinau tos situacijos, kaip įvertinti, bet aš sakau tai, kad žmogus neturi daug drabužių, ten iš tokio mažo miestelio jinai buvo, tai nebūtinai reiškia, kad jinai prekybos žmonėmis auka. Bet mane tada labai sužavėjo tas dalykas, kad vis dėlto Islandijoje pareigūnai tiek susirūpino, kad jie susirado kontaktus, kam paskambinti Lietuvą ir kažkiek sužinotos informacijos ir pasitikrinti. Aišku, kuo ten po to baigėsi ta istorija, nežinau jau, be abejo, mūsų po to nebeinformavo, bet tas rūpestis ir dėmesys labai, labai svarbu. Na ir šiek tiek tos, kaip jau ir minėjau, kaip išnaudojamos moterys, mergaitės ir kaip išnaudojami berniukai ir vyrai skiriasi. Tai mergaitės ir moterys daugiau dėl seksualinio darbo išnaudojamos. Prekyba moterimis kaip karo ginklas, tą labai gerai pamatėm, kai prasidėjo karas prieš Ukrainą. Priverstinis arba vergovinis darbas, vergovinis, kai iš viso nieko nemokama, taip tik tai darbas juodas ir prekyba organais. Kaip moteris yra išnaudojamos, šiek tiek skiriasi nuo to, kaip vyrai. Tai pagrindė dėl darbo, kaip sakiau, arba priverstinio, arba vergovinio, kai nemokama. Be abejo, tokių atvejų girdėjot ir manau, kad tokių atvejų yra ir Prancūzijoje. Žiniasklaidoje buvo nuskambėjęs atvejais apie lietuvių Vokietijoje taip nukentėjusius, bet yra kitų tautybių žmonių, kaip minėjau, kurie taip pačiai yra nukentėję Lietuvoje. Ir čia irgi tik ledkalnio viršūnė, kiek tos pagalbos buvo pernai suteikta, būtent konsulatai, Lietuvos konsulatai, kiek pagalbos suteikė asmenim. Tai jie pagrindė tada užmezga kontaktus su vietos organizacijom, teisėsaugos institucijom, tiek pat ir su Lietuvos, ir jeigu reikalinga, padeda žmogui grįžti į Lietuvą. Bet vėlgi tie, kurie nukentėjo nuo prekybos žmonėm, jie labai nenoriai tą informaciją dalinasi ir pasakoja, nes taip, bijo ir prekeivių, kad jiem keršys, kaip sakiau, artimiesiam keršys,
ir kaip liaudis sako, užtampys po teismus. Taip, nes kai liudijai turi daug kartų tą pačią patirtį pasakoti ir dalintis ją. Tai nemaloni pakartotinė kaip ir viktimizacija ir patirtis, žmonės nelabai linkę tą daryti. Ir sakau, nors gyvenimo kokybė kaip ir kyla ir gerėja, bet prekyba nesibaigia ir su kibernetiniam, internetiniam, elektroniniam galimybėm viskas tik tai plečiasi ir daug sunkiau randama, pastebima ir tos pačios interneto platformos, apgaulingos santuokos, sakiau apie Latvijos istorijas papasakosiu, kad labai buvo išplėtotas visas tinklas, kaip Latvės, be abejo ir lietuvių tokių būdavo, bet čia tiesiog buvo didžiulis tinklas ir labai daug moterų nukentėjo Airijoje, būdavo žadamas geras uždarbis, darbas ir taip toliau, ir būdavo atimami jų pasai ir išnaudojamos ir tapdavo sutuoktiniam vyrų iš tokių šalių, kur galbūt ir nelabai norėjo, kad tai būtų. Tai buvo toks didelis išardytas tinklas. Ir be abejo pandemijos pasekmės irgi atsiliepė visiems ir žmonėm, kurie mažiau bendrauja, mažiau turi artimųjų, tai irgi padarė juos dar labiau pažeidžiamus. Tai paieškojau jums pagalbos kontaktų Prancūzijoje, bet be abejo jūs galite ir daugiau jų surasti negu aš. Pabandžiau šitos barkodus, abudu man atidaro ir per ekraną, tai galbūt jeigu įdomu ir jums atidarys, bet nebejoju, kad jūs galite ir patys susirasti. Be abejo, prekybos žmonėmis Prancūzijoje pagalba daugiau teikiama trečiųjų šalių, sakykime, nukentėjusiam asmenim iš trečiųjų šalių. Didelės problemos tiem asmenim, kurie yra, kaip aš sakiau, iš rytinių ES šalių, ypatingai Prancūzijoje daug prekybos žmonėmis nukentėjusių asmenų iš Rumunijos, iš Bulgarijos. Tai jiem ta pagalba dažnai nepriklauso finansinė, kurią Prancūzija teikia, tai dėl to, sakau, yra problematiška, nes tada nei apgyvendinimo krizių centro kažkokio finansinės pagalbos jie nelabai gauna. Tai kadangi Europos taryba, galbūt yra ir tarp jūsų tarpe dirbančių Europos taryboje, Greta komitetas, kuris būtent dirba su prekyba žmonėmis, jie pažymėjo, kad Prancūzija viena iš nedaugelio šalių, kurie dar labiau padidino išlaidas pagalbai ir asmenų, kurie nukentėjo nuo prekybos žmonėmis integracijai į visuomenę, į darbą ir taip toliau. Ir Prancūzija yra viena iš, man atrodo, 5. pagal tarp visų šalių pasaulio, kuri finansiškai labiausiai remia būtent jungtinių tautų programas skirtas kovai su prekyba žmonėmis. Tai tas dėmesys Prancūzijoje skiriamas labai seniai, o čia matot, turbūt, kol aš jums dar parodysiu porą tokių plakatų, kurie buvo padaryti Lietuvoje, būtent irgi apie prekybą, gal daugiau ir apie klientus. Čia dar kol nebuvo įvestos tos baudos klientam ir taip toliau, tai buvo ir Lietuvoje čia prieš kelis dešimtmečius, žiūrint, kada išvažiavote iš Lietuvos, dar buvo ir toks populiarus Tave parduos kaip lėlė, dažnai rodydavo, gal pamena tokia kaip lėlė, teatrinės lėlės, tai tų visokių švietėjiškų akcijų yra buvę, jos vyksta ir dabar. Čia yra vienas iš puslapių, matote jo adresą, kur galima gauti informaciją arba parašyti, arba paskambinti ir taip toliau. Tai asociacija prieš prekybą žmonėmis, daug organizacijų susivienyje. Tarp kitko Lietuvoje, būtent jeigu kalbėsime apie įvairias nusikaltimo
žmogui, sakykime, tokias problemas, tai prekybos žmonėmis problema sprendžiama, ta sistema sprendimo yra ganėtinai gera, nes tiek nevyriausybinės organizacijos, tiek valstybinės bendradarbiauja labai glaudžios ir visi yra labai patenkinti taip, kaip yra tas tinklas ir komitetai Lietuvoje sukurti, visi yra patenkinti. Tai vat kitose srityse nėra to tokio gerai sustyguoto, sakykime, bendradarbiavimo. Bet vėlgi, čia vienas buvo atvejis, kur žinojo, kad grįžta prekybos žmonėmis nukentėjęs asmuo, tai žinojo, kokiu lėktuvu, kokią valandą ir taip toliau, ir jo laukia nevyriausybinės organizacijos, susitarė su pasienio pareigūnais, kad tą žmogų nukreips, pasakys, va ten ir ten tavęs laukia. Ir jie to nepasakė ir taip ir nesusitiko jie su tu žmogumi, ir tas žmogus dingo. Tai va, tos pagalbos Lietuvoje irgi nesulaukė. Tai yra visokių istorijų, visokių atsitikimų, bet labai svarbu bendraujant su tokiais asmenim, kad labai įsiklausyti ir tikėti tuo, ko jie pasakoja. Nes tai, ką rodo, jeigu esate turbūt matę tikrai arba kinų, arba filmų, arba serialų, apie kurių prekybą žmonėmis rodo, tai iš tikrųjų jie yra nepagražinti ir ne fantastika. Tai iš tikrųjų taip yra. Jeigu matėt kažkokių skaudžių filmų, tai iš tikrųjų tokių istorijų tikrai yra. Ir labai svarbu tam žmogui padėti ir išlaikyti konfidencialumą ir nesmerkt ir palaikyti kiek galima labiau. Nes žmogui stresas, ilgalaikis turbūt stresas, ypatingai jeigu ilgai gyveno tokioje situacijoje, kur buvo žeminamas ir niekinamas ir gąsdinamas, tai nėra lengva iš tokių gyvenimiškų situacijų išeiti. Na ir čia neapsistosiu apie direktyvas, irgi turbūt žinot, yra dvi, kurios liečia šią problemą, tai prekybos žmonėmis ir nusikaltimų aukų direktyva. Tai pagalba irgi teikiama ir pagal nacionalinius įstatymus ir pagal šituos. Tai aš noriu paklausti, gal jūs norit ko nors paklausti? Matau, kad kažkas yra čiate, bet aš nežinau. Aha, uždarnės, tai taip, už drąsą ir patirtį, tai čia be abejo. Tikrai taip. Tai gal jeigu turit klausimų, tai galit, kadangi aš nematau viso to Zoom-o iš tų visų įrankių, jeigu turit klausimų, galit tiesiog įsijungti mikrofoną ir klausti. Nes jeigu kol kas klausimų nėra, arba gal man ir Jolita padės, jeigu mato kažkokių klausimų, nes aš sakau, aš nematau. Klausime, kaip minėjot, kad didėjo labai, padidėjo visi kaip per internetą viskas prasidėjo. Tai būtent kokios ar platformose, ar čia tiesiog per socialinius tinklus, per pažinčių svetainės, kur tas labiausiai išryškėjo galbūt? Per visur. Ir per socialinius tinklus, taip, ir per visas programėlės, kur bendrauja, tai čia lygiai taip, čia labai panašus verbavimas, tai verbuoja tiek seksualiniam išnaudojimui nebūtinai parduoti, bet ta prasme seksualiniam išnaudojimui būtent toj šaly, ypatingai nepilnamečius. Pilnamečius irgi, tarp kitko, irgi labai patiklių yra daug žmonių. Tai tiek per Facebooką, tiek per Instagramą, tiek per TikToką visur galima prieiti ir kaip aš ten buvau minėjus ir per Darknetą, visais kanalais yra prižadama daug visokių gražių dalykų, kritinio mąstymo. Vis dėlto daug kas neturi, galbūt ypač jaunesniam amžiui, tai labai pažeidžiami ir patiklus. Prižadama daug visko ir žmonės nesusimąsto apie tai, kad kai pasidalina kažkokia per daug jautria, per daug intimia informacija, kad po to gali prieš juos tai atsisukti, nes tai vienas iš po to įbauginimo įrankių, kad aš paviešinsiu ten tą ir tą, jeigu tu nepadarysi to ir to, tai
Tai iš tikrųjų internetas atskleidė nusikaltėliam ir piktavaliam labai didelės galimybės, nes yra daug aplikacijų, kur galima ir stebėti, kur žmogus yra ir taip toliau. Tai tas yra tiesiog puikus jam įrankis tą daryti. Tai vat nežinau, ar atsakiau jūsų klausimą, jeigu turite omeny, bet realiai visos tos programėlės yra grėsmingos, ta prasme, kad jeigu nežinai, kaip naudotis ir kuo pasitikėti, tai gali įkliūti bet kur. O gražūs skelbimai, gražūs pažadai, ne, ten 1000 eurų per dieną arba ten dar kažkas, tai kas nenorėtų. Taip, Eivydai. Labą dieną. Aš norėjau iš tikrųjų pasiteirauti, galbūt bendriau, dabar apie pasitaikančias, nežinau, turbūt šitos nutikimus įvairiose kartose. Nes aš tikrai įsivaizduoju, kad paskutinės 1-2 kartos jos tikrai jau turi tą tokį bendrą suvokimą, bent jau, kad pažįstamais negalima, nežinau, pasitikėti, ar ten saldainių vaišintis, ar dar kažko, tai kad gėrimų nepalikti kažkur tai be priežiūros ir panašiai. Tai aš galbūt tokį iš tos kartų skirtumo pusės norėčiau pasiteirauti, ar nėra taip, kad mes su bendro suvokimo apie save, kad mes jau suvokiam, kad nebegalim bendrauti, ar nesaugu bendrauti yra su nepažįstamais, arba pasitikėti kažkuo, ko nepažįsti, bet mes iš esmės sukūrėm, arba visuomenėje atsirado tokie papildomi įrankiai, kaip, nežinau, TikTokas, Tinderis, arba programėlės, ar kažkokie tai filmai, ar dar kažkas, kas vėl mums sukuria naują erdvę naujiems tokių situacijų metodams, ar ne, atsirasti. Tai ar nereikėtų kažkaip, nežinau, tą sąmoningumą kreipti į kitą pusę, kad, nes šiandien bendrauti su nepažįstamais yra absoliučiai normalu ir jais pasitikėti, ar ne, ten universitetai nuotoliniai arba dar kažkas, kai mes, pavyzdžiui, nuotolį nepažįstam žmonių ir šiandien mes vienas kito, iš esmės nepažįstam, gyvas būtų jau visai kitoks susitikimas. Bet tas suvokimas turbūt pavojų ir jų įsivertinimas, jis irgi kažkiek keičiasi, ar negalvojat, kad tai va, apie tą kartų tokį skirtumą ir tą suvokimo skirtumą, ar būtų kažkokios tai mintis tą temą? Taip, dėl tų kartų skirtumo. Aš daugiau, mano atsakymas daugiau bus susijęs su Lietuvos visuomenė Lietuvoje. Aš manau, kad jūs gyvenantis arba Prancūzijoje, arba kitose šalyse ir jūsų vaikai, jeigu lanko mokyklas tenai, įgyja kitokios patirties ir turi platesnį pasaulio matymą, aš gal taip įvardinčiau, daug kas įeina. Ir aš irgi buvau tokios nuomonės ir aš galvojau, kad yra kartų skirtumas ir kad nuostatos visuomeniai keičiasi. Ir vat, žino, kad nebendrauti su nepažįstamais ir taip toliau. Bet žinokit, taip nėra. Taip yra galbūt didžiuosiuose miestuose, bet mažesniuose miesteliuose taip nėra. Ir tas progresas kai kur iš tikrųjų yra labai sustojęs. Ir aš irgi labai skaudžiai taip nusivyliau, ypatingai kai tenka bendrauti ir važinėti po mažesnius miestelius ir bendrauti su žmonėm. Vis dėlto nėra tokios labai didelės pažangos. Ir taip, ir nepaisant to, kad nėra pažangos būti atsargiam ir jūs paminėjote ir gėrimus saugot, ar ne, tai čia kas didesniuose miestuose, mažesniuose to dar nėra. Ir jeigu mes kalbėsim apie internetą ir programėlės, tai jos prieinamos visur. Bet ar visur tėvai, nes vis dėlto
Tai ne tiek mokyklos atsakomybė, kiek tėvų atsakomybė šviesti ir pasakot apie tas blogybės, apie grėsmes ir taip toliau. Tai taip, kartų skirtumas yra, bet žinokit, aš irgi buvau labai didelė optimistė, bet dabar tai nebesu. Taip, Eivydai. Čia jau tokia atskira diskusija gaunasi, bet aš manau, kad tai labai smagu, bent jau man. Labai įdomu iš tikrųjų. Gaila, jeigu nėra tokio progreso, bet iš to atsakymo aš suprantu, kad tada mes turim problemą kitoje vietoje. Tai galbūt čia jau problema nebe jaunimas, kad jis nėra pakankamai atsargus, o galbūt saugumo užtikrinamas mažesniuose miesteliuose ar miestuose atsiranda problema, jeigu kažkokiuose tai rajonuose jaunimas, suprantam ar ne visi, kad mažesniuose miesteliuose tam šiek tiek kitaip veikia ir viešasis transportas, ar ne, galbūt nėra tų atstumų, kad ten valandą važiuoti 17 stotelių, o tiesiog galima pareitas 3 minutės arba 7 pėsčiomis. Tai galbūt tada bendrai miesto saugumo klausimas čia jau yra suaugusių valdymo klausimas arba vyresnių, tiesiog nebūtinai išskirs suaugusius. Pilnai pritariu. Yra daugybė dalykų, kuriuos reikėtų keisti ir taip, tą sąmoningumo reikia, sąmoningumo ugdymo reikia ir turbūt žinot, kad Lietuvoje visos tos programos mokyklose, kurios yra šiek tiek susijęs su sąmoningumu, jos nelabai vyksta. Tai tame irgi yra problema, nes labai daug tėvų nori, kad viską padarytų mokykla ir nusimeta tą atsakomybę, bet iš tikrųjų tai tėvai irgi labai atsakingi. Taip, Austa. Taip, tai ačiū visų pirma už turinį ir tokią aktualią temą nagrinėjimą. Ir mano galbūt kaip tik ir klausimas yra susijęs su tą mintimi, kurią užkabinot apie programas mokyklose. Tai tiesiog yra smalsu, tarkim, kalbant apie Lietuvą, nepaisant tos bendrosios programos ir ten pamokos tikriausiai vienos, kurios metu yra kalbama apie prekybą žmonėmis, ar vyksta kokios nors kitos iniciatyvos, kaip šviesti jaunimą, vaikus, ir jeigu jos vyksta, smalsu, nuo kokio amžiaus tai yra pradedama daryti, keliarių metų vaikai, tarkim, sužino. Iniciatyvų yra, bet pagrindė tos iniciatyvos visos įgyvendinamos nevyriausybinių organizacijų, ne, kaip buvo prieš kelis dešimtmečius, taip ir dabar, ir tų tokių švietėjiškų akcijų arba pamokų jaunimui, nes taip vadinasi, ar ne, paskaitų jaunimui ir vaikam tikrai vyksta, bet vėl daugiau didmiesčiuose, nes ir ta organizacijų koncentracija didesnė, bet ir ne tik dėl to, o dėl to, kad kai kurių mokyklų vadovybės neįsileidžia svečių, ne, jeigu pasiūlai kažkokių mokymų temas ar diskusijos temas, tai yra vadovų mokyklų, kurie to nenori. Tai tas kelias yra ganėtinai švietėjiškas, sunkus. O nuo kokio jeigu kalbėti jeigu klausimas buvo nuo kokio amžiaus apie prekybą žmonėmis, tai daugiau nuo kokios, 7 klasės, 12-13 metų. Jeigu sakykime, apie lyčių lygybę, apie stereotipus, apie nuostatas, tai iš darželiuose yra tikrai ir pažangių darželių auklėtojų, ir pažangių darželių, kurie įtraukia į tas diskusijas, bet yra. Ir man yra tekę girdėti ir iš tėvų, bet ne Vilniui, sakau, Vilniui nėra tekę taip girdėti, kur tėvai sako, aš norėčiau, kad, pavyzdžiui, darželį su tėvais ir su vaikais būtų kalbama apie lyčių stereotipus ir mes prašom tokių paskaitų, bet ne, darželio vadovybė nesutinka. Tai ta nuostatų kaita Lietuvoje tikrai dar labai labai aktuali. Tai nežinau, ar atsakiau į tą klausimą, bet iš tikrųjų tokių iniciatyvų yra. Bet jos daugiau iš nevyriausybininkų pusės. Aha, o tada dar papildomas gal klausimas, aišku, čia toks pamąstymai gal kiek daugiau, bet ką šiandien, tarkim, jaunimas ar ne, kuris sąmoningas ir tarkim iš tų pačių didmiesčių, kuris mato problemą, koks galimai galėtų būti jų indėlis, ką jie galėtų daryti, kad padėti spręsti tokią problemą, kad ne tik apie ją kalbėti, bet eiti link sprendimo. Tai aš manau, kad tikrai
yra ir jaunimo parlamentas, ir moksleivių parlamentas, ir mokyklose yra moksleivių parlamentai, ir jie patys organizuoja tas veiklas. Yra kas organizuoja savaitgalius, tokius patyriminius užsiėmimus ir diskusijas, ir iš kuriuose diskutuoja, gvildena daug aktualių temų. Tai tikrai jaunimas turi galimybių įsitraukti, bet vėlgi tą pačią savanorišką veiklą ir eiti į kitas mokyklas, eiti į kitus klubus, eiti į pradinės mokyklas ir taip toliau, ir taip toliau. Tos galimybės yra, pavyzdžių, kur taip vyksta, irgi yra, bet kol kas jų yra mažuma. Tai taip, jaunimas tai daug kur gali. Čia reikia iniciatyvos, ar ne? Nes pavyzdžiui, mes irgi susiduriam su savanoriais, kurie yra studentai, tai irgi labai skirtingi. Vieniem, čia nuo motyvacijos priklauso. Vieni kupini tos motyvacijos ir idėjų ir reikia tik tai kažkokio šiek tiek pagalbos ir jie viską puikiai patys padaro ir temas organizuoja, ir mokymus organizuoja, ir akcijas organizuoja viską. Kiti yra, kur nelabai nori. Tai čia visur tokių žmonių yra. Tai Tomai. Sveiki, norėjau paklausti, ar informacijos sklaida yra vienintelis būdas, kaip ši problema sprendžiama, ar yra dar kažkokių kitų alternatyvų? Jeigu mes kalbėsim apie visuomenę kaip po tokią, tai taip, švietėjiška informacija ir pastebėt, nebūt abejingiam pastebėt, kas yra šalia mūsų, nes dažnai, pavyzdžiui, ir tie patys vaikai, kurie elgetauja gatvėse, tai jie elgetauja, ne todėl, kad jam faina elgetauti, o todėl, kad galbūt už jo stovi kažkuris suaugęs, kuris jam liepia parnešti tiek ir tiek pinigų. Be švietėjiškų, jeigu, aš minėjau, kad turbūt pirmą kartą apie tiek dešimtmečių VRM surengė spaudos konferenciją ir šiaip konferenciją šią temą, tai specialistų ir pareigūnų švietimas irgi yra labai aktualus, nes ypatingai, jeigu kertant, sakykime, Šengeno sieną, ar ne, tai kaip Islandijos pavyzdys, reikia, kad pareigūnai atpažintų ir tada užduotų kažkokius klausimus ir taip toliau, ir taip toliau. Tai švietimas nuostatų kaita taip, daugiau nėra mokymas, švietimas, taip, čia esmė yra. Ačiū. Daugiau rankų nematau. Aš dar norėjau pasakyti trumpai apie tokią problemą, su kuria galbūt jūs Prancūzijoje susidūrėt arba susidursit, kas iš tikrųjų Lietuvoje dar nėra problema, bet galbūt čia irgi tik tai laiko klausimas, bet irgi galbūt tokiam įdomumui turėčiau pasakyti, kad yra ir lietuvių moterų, nors šitas moterų lytinių organų žalojimas, jisai daugiausia atliekamas mergaitėm, ir kuo toliau to jaunesniam amžiui, nuo 0 iki 5 metų pagrinde. Bet yra tokių lietuvių moterų, kurios tą pasidarė brandžiam amžiui, vien tam, kad įtiktų savo vyro kitataučio šeimai ir giminiai. Tai šita problema yra ypatingai, visoje Europoje jinai yra paplitus, bet Prancūzijoje ypatingai, keliose kitose šalyse. Tai čia noriu tik tokį perspėjimą pasakyti, jeigu yra mišrių šeimų ir mišrios šeimos važiuoja atostogauti į tą šalį, iš kurios yra kilęs sutuoktinis, sakykime, kur yra praktikuojamas tas lytinių organų žalojimas, tai pats populiariausias būdas, kad jie tada grįžta į tą šalį ir ten apipjausto anūkų, sakykime, seneliai tada tą padaro ir taip toliau, ir taip toliau. Nes Europos Sąjungoje to nėra nustatyta, kad tai būtų, galbūt kažkur pogrindį tai ir daroma, bet šiaip oficialiai nėra nustatyta, bet yra nustatyta, kad labai dažnai išvažiavus atostogauti į tas šalis, po to grįžta mergaitės sužalotos. Tai čia tokia informacija, tiesiog jeigu nors girdit, ar žinot, ar matėt, tai perspėkit, nes tikrai tas dalykas labai yra aktualus. Jau aš neverčiau tos skaidrės ir Prancūzijoje pageltoninau, kad 18 metų duomenim virš 200 000 mergaičių gyvena rizikoje, kad gali jom
gali jam tai tekti patirti. Kodėl rizikoje? Todėl, kad arba antra, arba trečia karta iš tų šalių, kur tai yra praktikuojama. Ir ta praktika iš tikrųjų vis dar labai paplitus. Ir kaip sakiau, yra lietuvių, kurias irgi tam pasiduoda, būdamos visiškai brandaus amžiaus. Gal norit ką nors paklausti? Nes aš jau dabar nuo prekybos šiek tiek kitų turiu kitos informacijos, nes aš pagalvojau, kad galbūt jums bus įdomu, nes esam turėję irgi tokių atvejų, kai vaikai išvykę į tas šalis ir tada susisiekia ir sako, mano mama gyvena smurtiniuose santykiuose, kas jai galėtų padėti ir taip toliau, arba lieka kitų artimųjų, kuriem reikalinga pagalba. Tai Lietuvoje ta pagalba smurto artimoje aplinkoje labai gerai, yra labai gerai išvystytas tinklas pagalbos, ir įstatymas atnaujintas buvo šių metų Liepą, tai galima kreiptis ir anonimiškai, ir telefonu, galima ir chat programėlę, arba parašyti elektroninį laišką. Tai tikrai ta pagalba yra galima, anonimiška, jeigu kreipiasi asmeniškai, ir psichologo pagalba, ir teisininko pagalba, viskas suteikiama nemokamai. Tai tikrai galima tuo pasinaudoti, jeigu reikia. Yra tokių telefonų ir Prancūzijoje, aš irgi jų paieškojau jau, nes tų smurto artimoje aplinkoje labai daug, iš 55 000 čia buvo kuriais metais, ne pernai, čia 20 metų duomenys, ne, čia 21 metų duomenys, atsiprašau. Tai iš tikrųjų tų atvejų daug, o dabar, kai nuo Liepos įvedė orderį, tų atvejų dar daugiau. Ir seksualinis smurtas Lietuvoje irgi, nors labai mažai kas kreipiasi pagalbos, bet ta statistika irgi tokia neguodžianti, nes tų atvejų daugiau. Ir turbūt irgi girdėjot Lietuvoje apie seksualinį smurtą prieš mažamečius ir nepilnamečius. Ir neseniai teko bendrauti su teismo medicinos ekspertu ir jisai sako, aš anksčiau galvojau, kad visuomenės švietimas nieko nepadės. Bet sako, dabar aš labai pakeičiau savo nuomonę, nes sako, mačiau kaip ir užsienį, ir Lietuvoje, kad kuo daugiau yra atviriau apie tai kalbama, tuo daugiau žmonės kreipiasi pagalbos. Tai vat irgi vėl mes apie tą patį švietimą ir tokį jautrumą tai problematikai. Tai čia labai trumpai telefonai, nes yra ir pagalbos moterim linija 24 valandas dabar jau per parą veikia. Ir lygiai tas pats yra Prancūzijoje, paieškojau telefono 3919. Bet kokiu atveju galima skambinti, kreiptis. Ir apie Strasbūrą, kad irgi neseniai prieš porą metų atidarė 74 vietų krizių centrą smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiam. Tai Lietuvoje buvo atidarytas, nežinau, kokiais 2005 gal metais. Tai irgi tas. O ir Prancūzija buvo viena iš, ar gal net ir pati pirmoji Europos Sąjungoje, kur per COVID-ą pasiūlė nemokamai viešbučiuose apsistoti smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiam asmenim. Nes per pandemiją, kai žmonės liko namuose, tas smurtas namuose labai išaugo. Visur, ir Prancūzijoje, ir Lietuvoje, visur pasaulyje. Tai kokios tos ateities norim. Šiandien apie tokias skaudžias problemas kalbėjau, tai nėra apie tai smagu kalbėti, bet iš tikrųjų tai yra šalia mūsų, kaip ten bebūtų, yra žmonių, kurie nuo to nukenčia. Tai gal ką nors paklauskit. Dėkui. Dėkui, Jurgita.
Minėsiu tuo ruoštų, kad visi, kas esat iš Prancūzijos, tai visą tikslinę informaciją, lankstinukus ir numerius, viską vienoje vietoje rasit Stop išnaudojimui FR svetainiai, kurią sukūrėm būtent dėl šio projekto ir kur rasite ir mokymų įrašus, ir straipsnius, ir vis pildysime, kad kaip sakot, Jurgita, kad būtų viskas prieinama ir matoma ir tikrai yra tų atvejų ir ne tik, kad iš tam tikrų socialinių sluoksnių ar labiau pažeidžiamų nukenčia žmonės. Kartais, kaip ir Forbži dalinosi, vaikinas išvažiavo dirbti legaliai ir galų gale po to vis tiek pasibaigė prekyba žmonėmis atvejais, kad žmogus bijo kreiptis pagalbos, nes yra grasinama, tada galvoja, kad nukentės jo šeima ir vėlgi tai užburtas ratas ir labai sunku aukoms nukentėjusiems kreiptis pagalbos. Mano klausimas tai gal būtų, kaip paraginti, tarkim, jei aplinkoje matome tokį žmogų, kaip juos paraginti ir skatinti kalbėti, ar galima anonimiškai kažkaip rašyti laišką, kaip pasielgti, kad neišeistum žmogaus, neiškeltum tų tokių skaudžių temų, bet kartu ir galėtum padėti. Tai paskutinis mano Jurgitai klausimas. Realiai, tas žmogus, kuris yra, tam žmogui, kuris yra tokios situacijai, reikia besąlygiško palaikymo. Nes labai dažnai, bet ar kalbėsim apie smurtą, ar kalbėsim apie prekybą, juos labai dažnai visi smerkia. Net pačioje artimiausioje aplinkoje smerkia. Nu, ko tu čia skundėsi ir taip geras gyvenimas ir taip toliau ir taip toliau. Bet tai žmogui reikia palaikymo. Būtinai palaikyti, ar jeigu pažįsta, tai pasakyti, gal tu nori pasikalbėti apie tai, jeigu kada nors sugalvosi, kad nori apie tai pasikalbėti, tai aš pasiruošiu išklausyti tave, ir galbūt kažkada atsivers ir papasakos, nes už tokį žmogų mes negalim priimti sprendimo, nes tai bus neefektyvu. Tai efektyvu tik tai tuo atveju, jeigu žmogus, bet aš kalbu apie suaugusius, ne apie vaikus, jeigu žmogus pats priima sprendimą, kad man jau gana to, ką aš patyriau čia apie smurtą kalbant, man jau gana, aš noriu pakeisti, tai va tada reikia paremti, pagelbėti, suteikti informacijos. Bet kitą kartą irgi, va, jeigu anoniminį laišką, kitą kartą irgi gali būti, kad tas žmogus nežino, kur kreiptis pagalbos. Tai va tas anoniminis laiškelis ar lankstukas su ta informacija, kur kreiptis pagalbos, irgi gali padėti. Jeigu kalbant apie smurtą ir prekybą, irgi tas pats. Yra svarbu tada, kad tos informacijos nematytų smurtautojas arba prekeivis, ar ne, nes tada atsilieps dar skaudžiau ir dar blogiau. O šiaip tai besąlygiškai palaikyti ir negalvoti, kaip jinai su 2 aukštaisiais ir taip gali, ne? Čia yra ne apie tai, čia yra nesvarbu, kiek tau metų, kokio tu išsilavinimo ir kokias tu turi pajamas. Žmogus yra patekęs į tos santykius ir labai sunku yra iš to išeiti. Matau, Rūta nori pasakyti. Jo, čia aš šiek tiek kita čia labiau tema, bet gal irgi su to susijusi, kad, pavyzdžiui, dabar čia iš asmeninės tiesiog aplinkos, kad padaugėjo, kaip sakant, tų mažamečių kūdikių ir taip toliau. Ir kaip, pavyzdžiui, paveikia, gal žinot, tose socialinėse medijose, koks pavojus yra, kaip tėvai pradeda labai viešyti daug vaiko nuotraukų, pavyzdžiui. Va iš tos pusės, nes yra tikrai tokių šeimų, kurios ten kelia vos ne kiekvieną, kaip sakant, naują dalyką, įvairiais rūbais, labai labai daug pradeda viešinti visiems tiesiog. Kaip tas veikia? Kaip pasakyti, mano šeimoje buvo šiaip, ta prasme, nes viena dukra jau suaugus, o kitas paauglys, vaikai sakė, mama, nebedėk nuotraukų, nebedėk į Facebooką jokių nuotraukų, nors aš ten ir tai dėdavau. Tai va tie pirmi tą persėmė, kad nereikia čia nieko viešinti. O kalbant apie mažamečius, taip. Jeigu iš to tokio, kaip čia, individualaus požiūrio, tai gali būti, kad kadangi ta informacija visai išlieka, niekur nedingsta, tai galbūt po 10, po 15 metų nei tie tėvai, nei tas vaikas nebenorės
tų nuotraukų, kad ten būtų, bet čia ne apie tai kalba. Taip, tomis nuotraukomis labai gali pasinaudoti tie, kurie platina vaikiškas seksualinio pobūdžio nuotraukas ir įrašus, ypatingai jeigu su rūbais taip, bet jeigu be rūbelių ten ar be kažkokios dalies rūbelių, tai čia yra, tai iš tikrųjų yra pavojus. Taip, fiziškai tam vaikui nieko neatsitiks, bet galbūt po 10 metų ar 15 ar 20 ta nuotrauka, kuris ten nuogo užpakalio, sakykime, ar ne, jį gali šantažuoti. Tai taip. Be abejo, čia žmogaus pasirinkimas, bet tame yra labai daug grėsmių. Tai jeigu kaip, ar bus dar klausimų, nežinau, Marija ar kažkas, aš norėčiau pasakyti, kad bus kuriamos lankstinukai ir kiekviena Prancūzijos didesni miestai ir bendruomenės gaus tos lankstinukus su visa konkrečia informacija ir kad tai būtų lengvai prieinami, tarkim, švenčių metu prieinami, kad nereiktų žmonėm, kad tiesiog pamatytum su visa informacija, reikia pagalbos, tu kreipiesi, tada skambini ir panašiai. Tai bus, galiu, matau, Lyonas prisijungia, kad tokią informaciją gaus visi dideli miestai ir ne tik, stengsimės paskleisti, nes visada galvojam tokios temos, galvojam, kad, tarkim, Prancūzijoje tai nevyksta taip, čia tik tais Ispanijoje, kur mandarinus skina, arba Anglijoje. Bet iš tikrųjų pasigilinus vyksta ir matai, kad ir santokose, ir, tarkim, merginos pietų Prancūzijoje kažkur išvažiuoja į kruizinius laivus dirbti padavėjom, galų gale pasibaigė visą istoriją, kad dirbi eskorte ir negali iš to rato pabėgti. Tai aš manau, kad mes čia esantys galim padėti kitiems, žinant tuos visus tikslius numerius ir tas galbūt identifikavimo normas, kaip atpažinti, kad tam žmogai negerai, arba galbūt tai ne prekyba žmonėmis auka, galbūt smurto patiria šeimoje ir vaikai, ir moterys dažniausiai. Ir manau, kad galėsim padėti ir bent jau nukreipti link tinkamų organizmų. Tai norėčiau padėkoti Jurgitai ir jeigu taip, matau kelią ranką, tai leidžiu pasisakyti. Aš fizinė ranka, tai aš norėjau du dalykus pasakyti. Tai nesvarbu, kokio šalyje, iš tikrųjų visur, tas smurtas paplitęs visur ir prekyba. Pavyzdžiui, Prancūzijoje, jeigu 100 000 gyventojų paimti, yra pirmoji vietoje pagal moterų nužudymus. tą vadinamą femicidą, jo, jis lietuviškai net gerai nesiverčia, nes čia pagrindė nužudo arba buvę partneriai, arba dabartiniai partneriai. Tai tas vyksta visur. O kitą dalyką aš dar noriu pasakyti, nes aš kažkaip nepaminėjau, kad tie lietuviški pagalbos telefonai, ten ir chatboxą galima parašyti arba e-mailus, iš kitų šalių irgi galima rašyti, nu, ta prasme. Tai jeigu kažkas lengviau bendrauti arba lietuviškai, arba kaip, tai tikrai gali rašyti ir į Lietuvą, sakykime. Tai tiek. Taip. Tada ačiū ir pabaigai dar kartoju, kad viską į tuos lietuviškus numerius, ambasados numerį ir visus kitus nevyriausybinių organizacijų ir smurto aukoms pagalbos telefonus ir prancūziškus ir lietuviškus galim rasti Stop išnaudojimui FR. Ir labai visiems dėkoju, kurie išbuvo iki galo ir tikrai naudingai. Ir sekite, dalinsimės ir susitiksim dar. Gero vakaro. Ačiū jums visiems. Linkėjimai iš Vilniaus. Viso gero. Ačiū, iki.